Sveiki, šiandien parodysiu, kaip žemėlapyje pridėti pereinamą sieną, po to sieną, kuri būtų iš vienos pusės permatoma, iš kitos ne. Ir tiek tam kartui. Tai pradėkim. Pasileidžiam mapą. Štai. Ką visų pirma reikia padaryti, tai nusibrėžti sieną. Naudosim Node-RAW tekstūrą. Tai po to brėšim sieną. Ir spaudžiam Enter. Po to ją galima persikirpti arba brėžti dvi atskiras. Aš persikirpsiu, tai spaudžiu šitą ir persibrėžiu. Po to pasirenku, kad būtų abi pusės baltos, tai reiškia, kad tiesiog sieną perkirsiu ir viskas. Štai. Dabar belieka ją nudažyti, tai pasirenkam šitą tekstūrą ir spaudžiam. Po to vėl. O iš kitos pusės vieną pasiimam šitą, o kitą stiklas. Kad ir šitą. Štai. Čia bus pereinama siena, kurią bus galima tiesiogiai pereiti. Nereiks ją peršokti ar perlipti, tiesiog pereisi kiaurai. Tai šitą padaryti reikia eiti Title Entity ir rinktis Fonts Illusionary. Štai ir Apply. Čia bus pereinama siena. Dabar čia taip pat padarysiu pereinamą. Ir štai iš vienos pusės jį yra permatoma. Tai va, dabar galime pažiūrėti. Va, žemėlapį jau krauna. Štai. Kaip ir viskas. Ačiū už dėmesį, sėkmės kuriant metus.